Trečiosios vietos laimėtojų Tegros komandos vyriausiasis treneris Rolandas Knyza. Treneris, sakykit, kaip nuotaikos laimėjus A lygos bronzą? Aš visą laiką sakau, kad trečia vieta yra geriau už antrą. Ir tikrai džiaugiuosi vyrų nusiteikimu šiandien. Tokia nuotaika pakilė. Po pusfinalio kalbėjau apie tai, kad šiandien turėtų būti vyrams šventė. Jaudėsi dėl to, kad tikrai šito titulo siekia šitą komandą, nežinau kiek, gal 5 metus. Ir manau, kad jie buvo šiandien verti pergalės dėl to, kad noras buvo didesnis negu Brazilijos žaidėjų, aišku, patirtis didesnė varžovų buvo, bet noras mūsų širdėse buvo didesnis, tai tas noras ir nugalėjo. Dar kartą noriu pasveikinti savo vyrus, kiek kas galėjo, tiek ir prasidėjo. Papasakokit apie tai, kaip buvo siekiama šito tikslo. Visų pirma, ar buvo planuota, kad komanda nukeliaus iki ketvertuko? Ar buvo toks tikslas keliamas? Tikslas visą laiką einant į aikštę nugalėti, o pajėgumas mūsų komandos buvo toksai, tarkim, nei labai ypatingai silpniai jautėmės, nei labai ypatingai dideli lyderiai. Kiekvieną kartą eidami į aikštelę siekėme tą dieną nugalėti. Kada būdavo geriau, kada prašiau, tai čia viskas priklausė nuo savijautos. Ką norėtume treneriai išskirti? Gal viso sezono žaidėją kažkokį, ar tai finalo mažojo žaidėją kažkokį? Ar visgi visa komanda prisidėjo? Tikrai, jeigu prieš tai metais galima būdavo pasakyti, vienas žmogus tempė dalį sezono, ar kitas žmogus, šiais metais tai atsitiko taip, kad lemiamais momentais netikėtai kažkas imdavosi iniciatyvą ir tą naštą tempdavos ant savo pečių. Tai negaliu nepaminėti Alaną Dzeranovo, komandos sielos ir Henriko Šliogerio, taip pat tokio komandos entuziasto, tiek tas pats Tadas Šablinskas visą savo sielą atiduoda tam žaidimui. Nu, nepaminėti visų negalėčiau, nes kiek kas galėdavo pasireikšti tose varžybose, atiduodavo visą savo jėgas. Tai tikrai man ta komandinė dvasia šiais metais nustebino, gerai prasme.